Liunerzė, populiariausias šitos Vorarlbergo žemės vakarinė Austrija turistinis objektas. Daugiausiai žmonių čia sutraukia. Priešais aš iš ten atėjau. Tarp šitos žalios keteros ir toliau kalnų grandinės. Tai vat po tais kalnais atėjau ir aplinkui apsakau. Aplink ežerą eina takas toks patogus. Vieną vietą tik yra biškį statesnį, reikia va ten palipti, paskui ten leistis. Tai kitur tai eina tiesiai, viskas labai lengva. Galima su vežimėliu pavažiuoti net vaikišku. Ir jeigu greitai, tai galima čia apie 2 valandas apeiti. Jeigu lėtai, tai kokias 2,5 su vaikais mes esam per 3 apėję. Kupriniai dar, kai Eigeris buvo mažas, dar kupriniai nešėmės. Tai per 3 apsukom, bet jau taip, jeigu su pažaidimais reikia geriau daugiau rezervų dar pasiimti. Na, va čia eina mano, čia Brantnertalis, matosi šitą pusę. Brantnertalis, ten galima atvažiuoti apačioje, matosi kelias, net gabaliukas ir ten yra daug parkingo labai. Tai galime atvažiuoti čia ir į viršų per valandą, kas greitas per pusvalandį galima užlėkti. Pas ką geros formos, šį per valandą užeiti tokį serpantinčiukų, tokių labai net, parodysim, gal matosi ne šitos vietos, ten tokia stati vieta, o po to balom reikia praeiti. Ten sniego būdavo dar gabalas. Ten. Va, matosi, gal dar pabėgsiu čia. Matosi takelis, tai žemyn, tai šį per 15-20 minučių galima nulėkti. Va, mašinų matosi daug ten stovi. Ir va čia galim per 5 minutės užsikelti su keltuvu. O ten ateina toliau takelis, tai ten yra perėja tarp to kalno ir šito. Ir į kitą slėnį aš į Relstalį pereisiu, tai ir ten į Jutę tikriausiai ten užkasti sustosiu. Ir man ten jau iki namų nelabai jau daug bus likę. O gal pasižiūrėsiu, jeigu čia yra, jeigu nėra daug žmonių, tai ir čia gal sustosiu štrudeliuką kokį įvaryti, bet jeigu įtariu, kad pagal tai, kiek eina žmonių aplinkui ir kitoje pusėje ten prie tokia, kur karvės, ten 3 gal karvės stovi ir ten visi suolai, toje pusėje apsėsti žmonių, tai kažkaip įtariu, kad čia vieta irgi ir ilgai gali tiek laukti, tai man tokie variantai nelabai tinka. Tai tada, nors jau ir taip kalorijų gerai padegino ir alkanas, bet čia tas vandens atsigersiu ir tas valandos ten kažkur, maksimum 1,5, toks smagus maršrutėlis, tai aš ten iš lėto, kaip iš lėto, vidutiniškai ten nuviniosi, nes eina 2, galima pro šitą pusę, bet čia reikia tada aukštį rinkti, o ten tas aukštis tiesiog kabarojantis akmenį molom susirenka, nereikia atskirai takeliu ten pirėlinti. Tai parodysiu, kas čia yra. Labai daug žmonių matosi. Tikrai atostogos prasideda ir Jutės jau visos. Šį savaitgalį visos Jutės turi atsidaryti. Liepos 2 savaitgalį. Tai šitas